Sunku yra išlaikyti ribą tarp to, kas prieinama stebėjimui, ir to, kas pageidaujama. Ypač tai būdinga semiotikai. Dažnai vos pastebimas žingsnis teskiria du klausimus. Kaip į kasdieninę subjekto elgseną įsiskverbia transcendentinės vertės ir kaip jos gali ar galėtų būti tenai integruotos. Kaip kovoti prieš visuotinį asimboliškumą, kur puoselėti grožio jausmą. tą jausmą, kurį intuityviai suvokiame esant geriausiai išdalinta tarp žmonių. Algirdas Julius Greimas. Čia dabar pats tas juodžiausias darbas tikrai prasme, nes rankos juodos, atrišinėjimas po virimo. Viskas, kas buvo susiūta ir susivinėta ir suviniuota, dabar reikia labai atsargiai, nes čia galima labai greit suplėšyti. Kartais būna, padarai paveikslą, viskas, jau padaryta, jau išardai, taip džiaugiesi, kaip ryškiai gausi ir taip driks ir viskas. Ir dar viena suknelė. Pom, 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 pom. Čia diena, taip, o jisai į naktį plaukia, čia žvaigždės. O ten tokie saugai, tas žvaigždės. Angeliukai. Prūsiškai rapa. Tai čia tokie rapos. Taip tiesiog galvojau, nes labai sudėtinga yra kažką dviem spalvom dažyti. Tai vis tiek turi kažkoks būti ta riba, kad neištepliuoti. Ir vis tiek šitie dažai yra tokie stiprus, jau jie čia pralindė, ant angelo sparno. Paveikslus unikalia tekstilės marginimo ir rišimo technika Jūratė Buožienė kuria 30 metų. Surengė 25 personalinės parodas, dalyvauja Vilniaus krašto tautodailininkų, pasaulio žemaičių tautodailės parodose. Jūratė Buožienė, profesionali muzikė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijavo ir baigė fortepijono specialybę Povilo Stravinsko klasėje. Šiuo metu dirba fortepijono mokytoja Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje, užsiima edukacinė veikla. Darbų ciklai Šešėlių žaismas, Margas pasaulis, Donelaitis, Dingę prūsai iki šiol keliauja po Lietuvą, sukeldami žiūrovų nuostabą ir susižavėjimą autorės kūrybą. O ką pasakoja šitas paveikslas? Čia vadinasi išėjimas. Traukėsi prūsai iš tos savo teritorijos, nes jie buvo kažkokie tai nepikti. Senoviškose graviūrose tokios buvo aukštos tokios kažkokios kepurės. Kas jas nešiojo, koks ten statusas to žmogaus turėjo būti, aš nežinau, bet turbūt gana svarbus turėjo būti, tai pirmas ir veža. Ten visą tą. Pirmas veda visus ten, gal žinys, gal ant arklio irgi kažkokie ten svarbus asmenys. Ir kažkur iškeliauja, nes čia galvoju, tai ne tik tam periodui laiko tarpui tinka. Visą laiką iš ten iškeliavo. Kodėl jums kilo tokia mintis, kas padiktavo temą? Temą, radau čia tokią knygą apie tyrinėjimus Valdemaro, užmiršau dabar pavardę, Kulikausko, man atrodo. Ir ten taip įdomiai, jisai tą visą žemę, tai kadangi čia gyvenau, ir sužinau, kad kaip tik čia ir buvo tos gentys, čia buvo ta žemė Prūsijos. Juk prūsai irgi kažkokie tai tokie keisti, dingo ir dingo. O dingo pirma tauta, tada atsirado kažkokia valstybė Prūsija, be prūsų. Tai tokių labai daug tokių prieštaravimų, labai įdomu buvo sužinoti viską. Čia Romovė, čia yra švenčiausia vieta prūsų buvusi Nadruvos žemėje ir ten toks miškas buvo neįžengiamas ir ąžuolas tristiebis, kuris lapų nenumesdavo. Ir Romovė tai nereiškia nuo žodžio ramus, kaip galvoja kartais, kurie, gal yra ir tokia tenai pozicija, bet nuo žodžio Roma, jie irgi norėjo savo Romą turėti, kur ten visi žiniai galėtų gyventi. O kas ten pačioj viršutiniai daly, ten ant paukščio? Prūsai gal. Irgi tie patys, visur prūsai, nes tai galbūt ir yra tų paveikslų visai jungiamoji tokia, kad tie prūsai čia visur yra, jie eina tenai melstis prie to savo ąžuolo.
Ir taip pat kažkokius turi tos vandenis, turi žemę ir tos spalvos ryšasi. Ta prasme, kad yra vanduo, debesis, gal vandens ten jūros putos ir žemė tokia sodri, ruda. Ten dar ant medžio grožis kaba, einam gal. Čia Alkninkų ragas, čia yra dabar yra Karaliaučiaus sritis, Kaliningrado, bet tenai Sembos pusiasalyje buvo labai tokia šventa vieta, įmelsta smarkiai, nes ten buvo labai stebuklingi šaltiniai tokie, kurie bėgo kriokliais tiesiai į marias nuo kalno. Ir ant to kalno, aišku, ąžuolas buvo ir ten žynys vyriausias visą laiką aukodavo aukas. Ir tas netgi prūsų tautai išnykus, ten ta vieta būdavo. Ir netgi yra padavimas toksai aprašymas, reiškia, man atrodo, Bartolomėjaus Anglo, kaip jisai tenai rašė, kad mozūrai jau tada puolė tuometinį Prūsijos valdovą, tai tas žinojo, kad dar yra žinių kažkokių tai palikuonių. Ir susirado tokį Veltiną suplitą. Kitur rašo Baltinas suplitas. Jisai buvo kažkas iš jo senelio ar žinių turėjo dar kažkokio tai kraujo matyti. Ir jisai sutiko padėti, kad išgelbėti nuo didžiulio puolimo laivynas. Visas atplaukė mozūrų. Sako, nu ką, gerai, sako, atneškite man 2 bačkas alaus ir juodą jautį. Tai čia tas jautį atnešė 2 bačkas alaus. Gerai, ką reikia padarė, užbūrė. Ir dabar kronikose rašo. Priplaukėme, ten iš mozūrų kronikų priplaukėme prie baisaus kranto. Iš jo gyvatės lenda iš vandens, ten kyla pabaisos. Pakilo didžiulė audra, turėjo laivai apsisukti ir grįžti atgal. O tie, kurie ten ant kalno buvo stovėjo, laivynas priplaukė, pastovėjo, apsisuko ir nuplaukė ramiame ore. Tai va toks yra aprašytas dvigubas požiūris, ką matė tie ir ką matė tie. Reiškia, gerai užbūrė, bet labai nepatenkinti liko vietiniai gyventojai, nes jisai kažką netaip užbūrė. Žuvis irgi išplaukė. Tai sako, tu dabar kažką daryk. Gerai, sako, juoda kiaulė ir 2 bačkas alaus. Atbūrė ir po 2 metų žuvis sugrįžo. Tai čia žuvis išplaukia ir grįžta. Taip, čia grįžta. Geriau tegul grįžta. Ir tuose visose, kur darau tokias sakralinės vietas, ten Romovė, pavyzdžiui, Alkninkų ragos, visada gaunasi dar kažkas. Man sako, kam tu tą bobą ten padarai? Kokią bobą? Sako, nėra ten. Nu, sako, va, žiūrėk, rankos, liemuo stovi su ragais kažkokie buvo. Hei, žiūriu. Arba kažkokiu tai šmėklų, pabaisų, kaukių gaunasi. Ypač tenai Romovėj, vat visa eilė stovi kažkokių baisių tokių vaiduoklių. Aš jų nedariau. Jie patys atėjo. Pribūrėt. Tai kažkas tai atsitiko taip jiems. Ir čia padavimas, tarp kitko, pilgarbis. Reiškia piliakalnis, pilgarbis prūsiškai ten būdavo toks pavadinimas. Čia prie Deimos upės toksai stovi pilgarbis. Reiškia, jo vidury yra skylė, kurios net su 2 apinių kartimis ten nepasieksi dugno. Ir jeigu meti akmenį, tai neišgirsti, kad jis nukrito. O ten toj skylėj prasmegęs dvaras. Tai va tokie būdavo visada. Labai nedaug apie prūsus lygiai informacijos ir labai prieštaringa. Užtat gerai galima prikurti. Jau niekas nesupyks. Kažin, ką jie galvotų, kai klausytųsi, ką mes apie juos kalbam. Vadinasi, prūsai nedingė iš tiesų. Jie kažkokiam kitokiam formam sugrįžta.
O koksgi baltos simbolis jums yra įdomiausias ir kodėl? Žiūrėjau baltus simbolius ir man vienas iš įdomiausių pasirodė Maros simbolis. Reiškia Maros žemė ir Maros vanduo. Jis yra dvigubas, kūrybinė energija. Žemė viena linija, vanduo šitaip arba taip, jeigu juostose Tai čia žymos. tiesiog ženklų Žemė- galima ir parodyti. Tai yra žemė ir vanduo. Kaip Marių ryja dar, ten kažkaip tai vadina, dar jūrmatė. Nežinau, kaip iš tikrųjų būtų. Bet o kodėl jums patinka? Tai kad labai įdomiai, aš irgi, jeigu tuose darbuose pažiūrėti, tai yra vanduo ir žemė. Galima parašyti, kaip Bartolomėjus Anglas rašė, kad sem bus žemė, apsupta daugelio vandenų. Ir viskas raštas parašytas. Kuo ypatinga šita vieta? Ypatinga, tiesiog čia buvo pasienio zona. Ten už Gargždų, prie Gargždų ta zona yra, kur jau Lietuva, o čia dar ne. Tai kas čia? Čia mažoji Lietuva buvo, ir sakykime visai su Prūsija susiję, vis tiek čia jau tas krantas. Jūs domėjotės, kas buvo tie taip. prūsai, kokie tai buvo žmonės? Kad jie buvo nekaringi, labai gabūs, labai gražūs ir ypatingai tokie, visi rašo ten metraštininkai, kad jie ypatingai išskirtiniai tokie žmonės buvo. Turėjo labai daug gabumų ir tokie, gal ten kažką tai gražiai darė, nežinau, kad gražiai atrodė labai. Ir jums jie, Labai tie apibūdinimai Taip. iš karto vaizdus kuria. Taip, nes mesgi nežinom, kokie ten jie, kaip jie atrodė, kaip ką, tai man tai gerai. Mano ta technika kaip tik ir yra, ne tai, kad pieščiau kokio, ar akvarelę, ar aliejumi, tai reikia jau tiksliau. O čia tokie kažkokie šešėliai ir įsivaizduoti galima, ką nori. O ką jie ten darė, ką jie dirbdavo. Tas Sembos pusiasalis toks stebuklingas visas yra, ten tiek tų padavimų, tiek tų visokių vietų šventų. Kaip jūs atradot Krokų lanką? Vienas jūsų paveikslas yra, taip ir vadinasi, ar ne? Man labai graži buvo. Pamačiau ten, koks gražus tas ežeras, didžiulis toksai. Visose tautose, kiek aš esu skaičiusi, kad ežeras plaukia dangum. Plaukia dangum, ežerai. Kol tu vardo neatspėjai, nenusileidžia. Ir reiškia, jis plaukia, kol kas nors atspės jo vardą ir tada nusileidžia. Man taip gražu buvo. Tai ten yra ta Krokų lanka, kad jau jie turi ir valtis, turi vietą, pievą. Ir taip laukia to ežero, čia gluosniai auga. Bet šiaip jo dar nėra, ar ne, ten žemė. Ir tada jisai skrenda ir sako, ir ten, kaip rašo, ten ta baisus debesis atidunda ir šaukia, mano vardą. Ir tada vienas senelis sušūkęs ten Krokų lanką ir nusileido ežeras. Krokų lanka. Ten, kur Nemunas baigė savo ilgą kelionę, upės žiočių dešinėje yra didžiulė įlanka. Žmonės sako, kad čia seniau buvusi pieva, todėl ta vieta vadinama Krokų lanka. Kartą žmonės grėbė šieną ir dainavo. Staiga pasigirdo baisus riaumojimas. Iš miško iššoko didelis baisus jautis ir pasileido bėgti šuoliais aplink lanką.
Niekas to jaučio nebuvo matęs, niekas negalėjo sugauti. Jautis siaubė visą naktį taip, kad net pieva dundėjo ir vanduo tryško iš po kojų. Taip truko 3 dienas ir 3 naktis. Paskui pieva ėmė linguoti, o pakraščiai grimsti į vandenį. Juodi debesis aptraukė dangų, pakilo vėjas, o nuo griaustinio net žemė drebėjo. Žmonės išsigandę bėgo į aukštumą ir žiūrėjo, kaip lanką užliejo vanduo. Dar kartą atšokavo juodasis jautis, paskui pavirto šienu ir nusirito į putojančias bangas. Čia va, angeliukas koks nors stovi. Ir tas visas veiksmas, ką jis daro, tas jo judėjimas, viskas, aš irgi tą išradau tokį, nuo suknelės priklauso. Jeigu svyra į viršų tokia, jeigu jis bėga į priekį, turi būti palinkusi. Jeigu susikūprinės, tai tokia padarai, jeigu sunkiai neša, tai į priekį labiau užlinkus. Mes darėsim jį, tokį linksmą. Va. Ir viskas. Imu, pirmiausia, užsisiūsiu kontūrus. Suprantama, šilkas tokios kankinės neatlaiko. Bandžiau plyštą. Linas irgi labai sunkiai atlaiko, kadangi lino yra tas plaušas visas trumpesnis daug už medvilnės. Medvilnė stipriausia. Aš kai pirmą kartą dariau, išardžiau, tai nežinau, sėdėjau nutirpus ilgai, nes nežinai, iš kur čia dabar gaunasi tie visi raštai. O jau iš tų raštų tas pats kaip iš debesų žiūrėti, iš tų marmurinių. Geriausia patinka ta juoda, kuri ne juoda, vadinasi, tokia šviesiai juoda. Kaip asfaltas spalva, ar kokia tokia būna jinai melsvumą truputėlį. Tai kaip nespalvotos nuotraukos, va. Man ir matau daug tokio panašumo su nespalvotom nuotraukom. Kai, pavyzdžiui, būdavo ten, ištraukiai tą fiksažą, darai nuotraukas, oi, kas ten bus. Ai, užteks čia neilgai. Ir tada, kai jau išryškėja tas vaizdas, tai va čia kažkaip man labai panašiai. Va tas principas reiškia, siuvi ir ilgai labai lėtai trauki. Nes jeigu labai ilgai ir lėtai netrauksi po kiekvieno, tai kai virsi ten dažas praeina. Nu ką, angelėlis? Nu, Rapolai, sėkmės tau. Nu va ir paskui traukiu ir žiūriu, ar jau ar ne. Rapolas buvo baltas, dabar juodas. Gerai, einam maudytis. Plaukė savo. Toks kaip žuvytė. Geriau, aišku, kad tas būtų šaltesnis vanduo, bet jisai iš prūdelio. Nu ir ką, pabandom pagrindinį tą nukirpti. Patį tą. Va, matot, per mažai palaikiau. Dabar eisiu dar truputėlį jį kyštelsiu. Va. Susiglaudė va ir gavosi tokios dėmės. Man jų nereikia, nes man angeliuko nesimatys. Tai dabar einu ir kišiu vėl. Taip ir vaikščiasi. Aha. Taip žiūrim tada. Reikia trumpai jį dabar čia va taip.
gerai. Keliaujam atsargiai. Va, debesėlis. Čia jau tas jo kūnas pagrindinis. Paskui jau kažkaip jau atsiranda įpratimas, tai jau matai, kad ką padarė. Ar yra kūnas, ar yra sparnas. Va, jau ryškėja. Ar yra galva. Dabar jau čia tie pavojingiausi, kur susiūta. Visą procesą turi pats daryti, nes kažkaip tai nežinau, kaip žmogus kitas nežinotų, ką daryti. O ir nemoka, dukra moka. Abidvi darė su ašarom. Kodėl? Dėl kad skauda. Va, bandom. Du padariau. Vienas Nijolei, kitas Sauliui. Tos pačius principus galima taikyti kaip muzikoje. Dėl skonio, dėl supratimo ir lygiai ta pati forma, išraiškos priemonės, kad jos turi būti tik tiek, kiek reikia. Kaip jūs klausėt, kodėl ne daugiau spalvų. Bandžiau, yra paveikslų, kur daugiau per daug. Per daug. Nebėra to tokio kažkokio solidumo, ramumo, tokio užblaško, o gal ne tą reikia akcentuoti, o reikia kažkokį veiksmą akcentuoti. Tai tada nebegali susikoncentruoti, va į tą būtent, į formos patį tą viduriuką, kas ten svarbiausia. Apie prūsus, man atrodo, jūs daugiau esat parodų surengusi. Tai čia kaip ir tęsinys Donelaitis yra ciklas, kaip tik čia 2014 dariau Donelaičio metinėms. Ir kažkaip tai man tai susiję, pavyzdžiui, taigi Donelaitis irgi iš tos žemės. Kaip dingė prūsai, taip ir Donelaitis dingęs man. O kaip Donelaičio muzika dingo. Taip, jisai kūrė, jis patsgi Donelaičio brolis Friedrichas pirmąjį fortepijoną Prūsijai padarė, pats pagamino. Jie buvo labai gabūs visa šeima. Ir Donelaitis pats ir porą klavesinų pasidaręs yra. Barometrą, visokius įrengimus. Prietaisus, visokius, toks man žmogus visapusiškas. Visą laiką ką nors bandau. Dabar šiais metais pradėjau ir prisirinkau visokių ir natūralių. Ten daug perskaičiau, kad su kerpėmis galima dažyti, su gilėmis. Bet kol kas jos dar mirksta ir noksta. Ten labai ilgas procesas. Ir nežinau, kaip išeis šitą techniką, nes čia ilgai negali mirkyti. Ten viskas išmirksta. Arba jau taip reikia surišti. Ten visai negali žinoti, tik maždaug gali norėti kažko ir bandai. Arba išeina kažkas tai naujo, arba ne, arba tada dar bandai. Ir bandymo būdu. Eksperimentų technika ypatinga. Taip, jau tada ir spalvų daugiau galima truputėlį įdėti. Čia toks kaip ir debesų menas.